Vienas stipriausių ICT konceptų yra Turtle Soup. Šis konceptas yra labai stiprus ir išmokęs bei pradėjęs pritaikyti savo prekyboje, mano prekyba pakilo į kitą lygį. Šio koncepto patikimas internete dažnai būna labai komplikuotas ir suprantu, kad gali būti neaišku, kaip pamatyti realiu laiku, kaip executinti bei kaip panaudoti. Šiandieną aš jums papasakosiu paprastai ir praktiškai. Turtle Soup nėra tiesiog buy and close, sell highs. Tai yra supratimas tarp internal ir external liquidity. Gale video jūs suprasi daugiau nei 99% ICT traderių ir sugebėsite pritaikyti šią metodiką turėdami institucinės žinias prekyboje. Mano prašymas būtų tik vienas. Peržiūrėję šį video, neišjunkite ir nepradėkite ieškoti naujų edukacinių video, o tiesiog atsidarykite savo trading platformą ir pradėkite ieškoti ir atpažinti, kaip Turtle Soup atrodo realiu laiku. Jūs bildindami savo screen time tiesiog turėsite didesnį atpažinimą, kai jums reikės pradėti prekiauti ir pritaikyti šį konceptą savo prekyboje. Tad nieko nelaukime, galime pradėti. Tai visų pirma, mums reikia suprasti, kuo skiriasi external liquidity ir internal liquidity. Tai external liquidity yra mūsų didesnio time frame likvidumo lygis didesnėme range. Internal liquidity tai yra mūsų tame range bildinamas likvidumas. Tad galime pasibraižyti. Tai daleiskime, mūsų external liquidity yra čia. Turime sell side liquidity ir buy side liquidity. Dabar šitame range mūsų marketas juda, ne? Bildina liquidity, bildinasi. Tai viskas, kas šitame range yra mūsų internal liquidity. Mes turime čia buy side liquidity, mes turime čia buy side liquidity, o pačioje turime sell side liquidity. Tai ši zona, visas range'as yra mūsų internal liquidity. Kas virš jo, mūsų visi highs ir lows, yra mūsų external liquidity. Tai viską galime suprasti paprastai. Tas, kas yra viduj mūsų tradinimo range'o, yra internal, kas išorėje yra external. Tai vienas geras pavyzdys esu girdėjęs, tai įsivaizduokit kaip box modelį, ane? Tai turime kvadratą, jisai susideda iš dar vieno kvadrato, iš 4 dar skirtingų kvadratų ir jisai dar susideda iš dar skirtingų kvadratų, ne? Tai viskas viename. Mūsų range'as yra čia, mūsų range'as yra čia, mūsų range'as yra čia. Tai dabar Turtle Soup yra realiai internal liquidity paėmimas, norint eiti link external priešingos direkcijos likvidumo. Tai galime pasibraižyti realų pavyzdį. Leiskime, tai yra mūsų bildinamas internal price actionas, ne? Mes turime stekinę čia buy side liquidity ir turime apačioje sell side liquidity internal. Tai dabar, jeigu marketas nori paimti sell side liquidity, Turtle Soup modelis būtų paėmimas buy side liquidity ir tuomet ėjimas išmanipuliavimas ir tada paėmimas sell side liquidity. Tai marketas čiopinasi, netarkim, bam, pramuša mūsų internal buy side liquidity, manipuliuoja ir tada marketas eina į mūsų external draw on liquidity. Vėlgi, mes turime visada žiūrėti iš didesnio time frame, iš external viso range'o į internal mūsų entriams. Tai netgi dabar čia, šiame braižinėje, jeigu mes prisizoomintume, tai šioje vietoje mes paėmėm buy side liquidity, kas skaitytųsi mūsų soup, ne, Turtle Soup, bet netgi šitame internal range mes prasweepinam šitą vietą, ne, prasipulbekinam ir vėl marketas paima šitus highs, tai yra vadinamas Turtle Soup, kad nueitų į mūsų external liquidity. Tai būtent čia yra short modelis. Dabar galim pasižiūrėti, padaryti pavyzdį kaip buy modelio. Na, daleiskime, mūsų marketas eina, ne, čiopinasi. Dažnai mes pamatome tai ant čiopinimuose. Kas vyksta šitame range, dažnai traderiai tiesiog būna išmanipuliuoti, išsičiopina. Mes tengiamės vengti atidarinėti pozicijas, kol esam accumulation zonoje, ne. Mes, kurie tradinam žmonės ACT strategiją, taikome jų konceptus, suprantame, kad mūsų užėjimas yra ties distribution riba. Tad šioje vietoje marketas čiopinasi, bildina tą internal likvidumą, ne? Sell side turime, viršoje galbūt turime stacked buy side liquidity. Ir vėlgi, ko mes laukiame? Mes laukiame pramušimo internal likvidumo arba į vieną pusę, arba į kitą, kad turėtume aišku draw. Norėdami efektyviai pritaikyti šią metodiką, visada turite turėti aišku draw on liquidity. Kadangi accumulation zonai mes dažnai galime paimti highs ir lows, tačiau jeigu turime aišku draw on liquidity, mes tuomet žiūrėsime į priešingą direkciją. Tai kaip pavyzdys, jeigu mūsų external draw yra buy side liquidity, tai mes pradžioje turime paimti sell side internal liquidity, paimti čia ir tuomet
žiūrėti, ar mes turime pullbacko. Ne visada mes iš karto turėsime. Kaip pavyzdys, jeigu mes turime didelį displacement į apačią, tai jau mes čia nematysime ir greičiausiai mūsų draw yra apačioje. Ir mes pamatėme šitą vietą, pramazinom šitą. Tačiau jeigu turime susiklausinimą į viršų, ne, dažnu atveju tai bus mūsų turtle soup ir jeigu mūsų drawn liquidity yra viršuje, greičiausiai paimsime šito slow, ne, pramanipuliuosime dažnu atveju dar internal ir tuomet marketas eis link tiek internal liquidity, tiek external liquidity. Tai čia būtų mūsų buy modelis. Dar vienas papildomas aspektas, tai ieškoti dar papildomų confluence. Kaip pavyzdys, mes turime visą šitą internal range, ne, marketas paima šitus internal lows, ne, matome susiklausina ir žiūrime, ką mes turime. Galbūt 15 minučių, 5 minučių, valandos turime bullish fair value gap, ne, į kurį mes atsitrenkiam, paimam šitoj vietoje, filinam orderius, kartu mes sualaininam su sell side liquidity. Dar vienas dalykas, galbūt mes šioje vietoje padarėm SMT. Vėlgi, mes visus konceptus tiesiog pritaikom kartu, kad mes gautume bendrą modelį, prie kurio dar prieisim. Turime čia, žiūrime, kokį turime displacement, galbūt čia didelis displacement ties šitą vietą, ne? Turime change in state of delivery, atidarom poziciją šioje vietoje, ne? Čia galbūt turėjome kažkokį tais bearish fair value gapą, kurį inverzinom, ne? Turime stopą čia ir targetinam būtent mūsų external likvidumą. Ne vienas ICT konceptas iš savęs vienas dažnai neveikia arba neturi didelio win rate. Tačiau pritaikę papildomus confluence, ne, tokius kaip inefficiencies, fair value gapus, galbūt sell side liquidity paėmimus, mes galime displacementą, ne, mes galime juos kartu sudėjus gauti labai tobulą modelį, ypač jeigu dar turime nusistatę external drawn liquidity. Tai būtent šio pavyzdžio, ne, mes einam po biškutį į apačią, turime buy side liquidity, turime apačioje sell side liquidity, šioje vietoje mes nežinome, ką mes darome, marketas tiesiog juda pirmyn atgal, vaikšto, gal kuria low ir lows, ne, ir mes laukiam kažkokio displacemento ar confirmationo. Tai vienas iš pavyzdžių būtų, turime šioje vietoje internal, ne, buy side liquidity tiesiog pristekinę vieną po kito. Bildinam, kaip sakant, liquidity, vienas iš 4 market maker modelio judėjimo, ne. Laukiam, ne, marketas juda ir bam, pamatome displacementą, ne, paimam visus šitus highs. Dažnai čia gali būti change in state didesnėme time frame, taip toliau, bet mes turime iš didesnio time frame, iš didesnės perspektyvos matyti, ką mes darom, matyti trendo atpažinimo modelį, ne? Galbūt mes pasižiūrime tuomet, ką mes čia turime. 1 valandos ar 4 valandų inefficiency, ne? Galbūt mes jį įtepinam, kartu paėmėm šitus highs ir matom, kad marketas pradeda closintis, trūksta displacemento, kad pabreikintume į viršų, ne? Tai ką mes matome? Mes skaitome šią vietą kaip turtle soup ir ieškome tuomet jų displacemento į apačią. Kaip pavyzdys, marketas gali nebūtinai visada vienodai atrodyti, bet chopintis, ne? Dažnu atveju mes esame chopinamis. Vėl paimam highs, ne? Bet neprasidisplacinam link buy side liquidity, ne? External modelių. Ir ką mes šitoje vietoje turime? Mes turime dar vieną turtle soup modeliuką internal price action, tai kaip pavyzdys minutės, 5 minučių, 30 sekundžių, nesvarbu. Mes viską kartu salaininam, tai ką mes gaunam? Respektinam kažkokio didesnio time frame inefficiency, ne? Paimam highs tiek. Jau mes, jeigu žiūrime šią vietą, ne, tai jau mūsų šitas visas modelis jau visai yra external, ne. Tai kaip pavyzdys, šią vietą paimam, mato marketas vėlgi klausinasi su dideliu displacementu, ne. Ką mes turim? Mes turime change in state of delivery, atidarom poziciją, ne, kaip pavyzdys ant change in state of delivery, stopas at highs, ne, ir targetinam external liquidity. Tai kaip pavyzdys, jau tada pritaikome savo risk management toolsus, galbūt čia paimam partial ties internal liquidity, ne, ir palieku runnerį ir suklausinės iki break-even stopą, ne, iki mūsų external liquidity lygio. Tai dabar galime iš tikro pasižiūrėti realius pavyzdžius ant tikro charto, ne, kaip tai atrodo ir kaip tai atpažinti. Na štai esam 5 minučių time frame, tai visų pirma, prieš pradedant ieškoti, mums reikia nusistatyti savo draw on liquidity, ne, tai pradžiame pasižiūrime external mūsų buy side liquidity ir apačioje sell side liquidity ir tuomet žiūrime, ką marketas tiesiog daro, bildinam, ne, žiūrim, einam, atrodo, paimsim lows, čopinamės, ne, bam, paimėm mūsų sell side liquidity ir iš karto matom, turime judesi didelį displacement į apačią. Tai jau aš galėčiau sakyti, kaip turtle soup, ne, prasūpinam, turime didelį displacement į viršų, turime change in state of delivery, turime displacementą pro bearish fair value gapą, ne, tai
jau čia internal modelyje galima būtų ieškoti kaip buy side liquidity, ane, kaip mūsų internal draw. Taip pat viršuje turime external draw, tai galime žiūrėti, kas vyksta toliau. Jau mano targetai būtų šita zona, tai žiūrim, kas vyksta. Bam, iš karto paimam internal buy side liquidity, ne, ir susigepinam. Netgi ir šitą high paimam, ne. Tai vėlgi, šioje vietoje galima laukiam, čia dalį pozicijos galbūt nuimam, taip toliau, žiūrime, ar mes paimsim, galbūt tai bus dar vienas soup į apačią, ne. Bam, paimam dar vieną buy side liquidity ir vėl iš karto susigepiname, ne. Žiūrim, kas toliau, tai jau šita vieta būtų paimta būtent šitų soup modelių. Žiūrime, kas toliau vyksta. Bum. Mes, ane, susiklausinam į apačią, paimam šitus stacked highs, ane, internal modelių. Vėl mes matome, ką, prasweepinom, ane, pritrūko displacemento iki mūsų external highs, susigepinom ir turime didelį displacement į apačią. Šitą vietą galima vadinti kaip manipulacija ir soup, ane. Ir dabar, ką mes apačioje turime, vėlgi galime pasinaikinti šitas zonas, ane. Vėl apačioje mes turime sell side liquidity, kurį ką tik pateikinom, ane. Vėlgi žiūrime, kas toliau vyksta. Taip. Vėlgi, ką mes turime? Paimam sell side liquidity, ne, rebalansinomės į bearish fair value gapą, nusileidom į apačią, padarėm internal soup, ne, turim turtle soup ir didelis displacement į viršų, ne, pro fair value gapą ir turime change in state delivery. Vėlgi, tai mūsų užėjimo modelis, ne, iki mūsų kažkokių jau targetint external buy side liquidity, ne. Žiūrim, kas vyksta, marketas čiopinasi. Ir paima mūsų external buy side liquidity, ne. Pasižiūrim, kas toliau vyksta. Vėlgi. Internal price action, ne. Žiūrime, mes čia sugeneravom vieną low. Čia dabar tiesiog leidžiam kvepuot marketoje, ne. Ką tik paimėm buy side liquidity, ne. Mes apačioje dabar turime internal sell side liquidity, ne. Čia yra mūsų naujas range'as, kurį stebim, ne. Tai vėl žiūrim, kas vyksta. Hitinom bullish fair value gapą, ne. Vėlgi, mūsų naujas range'as. Ko mes laukiam? Mes laukiam, kas vyksta toliau. Čia overnight sesija, tai čia realiai čiopinamas. Nėra didelio volumo, ne. Vėlgi. Vėlgi, netgi šioje vietoje mes turime dar vieną turtle soup, ne. Vėlgi, generavimas, tiesiog judėjo marketas kvepavo, ne. Vėlgi šioje vietoje, ką mes turime? Mes turime naują low, kurį pateikinį iškart displacinamės į viršų. Matome didelį displacement, ne. Mums svarbu, kad būtų didelis displacement į priešingą liquidity zoną, ne. Tai kaip pavyzdys, mes turėjome šioje vietoje naujus highs, naujas mūsų external buy side liquidity. Taip pat šioje vietoje turime internal buy side liquidity, ne. Ir ką mes turime? Mes prasweepinam šitą vietą, vėlgi didelis displacement į viršų, ne, change in state, vėlgi atidarom poziciją, ne, galbūt kažkur šioje vietoje, stopas at lows ir mūsų targetas external liquidity, ne, kurį ir paimam. Vėlgi galime pasižiūrėti dar kokį nors pavyzdį rasti. Vėlgi, timeframe'as visiškai nesvarbus, ne, visada vyksta modelis modelėje ir nesvarbu visiškai timeframe'as, bet kuriame timeframe'e galime rasti, tai dabar galim ir tą pačią valandą pasižiūrėti, ne, pasižiūrim, ką marketas daro. Visų pirma, ką mes matom, apačioje turime sell side liquidity, ne, viršuje stekinam buy side liquidity, ne, vėlgi, šitame range mes nieko nedarom, mes žiūrim, ne, kas vyksta, tiesiog buildinam liquidity, bam, pateikinam mūsų sell side liquidity, ne, ką mes matom, internal range mes turime pribildinę daugiau buy side likvidumo, ne, čia mūsų external liquidity, ką tik paimėm sell side, aš dabar šioje vietoje ieškočiau sweepo ir žiūrėčiau jau, ką marketas duoda, ne, vėlgi dar paimam lows, neturim dar change in state, ne, matome dar čiopinamės. Ir va, vėl šioje vietoje, ne, pateikinam
lows, ne, čia relative equal lows realiai turim, prasweepinam, ne, turim turtle soup, šioje vietoje kas, change in state didelis displacement, ne, vėlgi, ką šioje vietoje matom, per value gapas, ne, pateikinom iš karto internal highs šitus, rebalansinamės ir aš šioje vietoje jau galbūt eičiau į vidų ieškoti vidinio, ar mes respektinam visų pirma šitą zoną, ne? Ir jeigu respektinam, tai viduje nebejoju, kad dar susibildina kažkoks tais turtle soup modelis, ne? Tai jau šioje vietoje matome, kad esame labai bullish, ne? Vėlgi, marketas juda jau link external buy side liquidity, ne? Prasweepinę apačią. Žiūrim, marketas kyla, ne? Ir netgi šioje vietoje vėlgi, ką mes matom, internal price action'e, nauji lows nesukurti, čia stack, čia prasweepinom šitą vietą, ne, vėlgi didelis displacement pro šitą vietą, netgi internal price action'e, ne, mes matome turtle soup, tai realiai modelis modelyje, ne, mūsų targetas vis tiek yra šitas highs, ne, tai žiūrim, kas vyksta, vėlgi prasweepinam šitus lows, ne, matom susiklausinam kartu, vėlgi kaip ir sakiau, papildomi confluence, ne, prasweepinom šitus lows, susigepinom, pasižiūrim, kas toliau vyksta, turime bullish fair value gapą, ne, dar vienas kaip confluence, ne, viskas, dabar mes turime šitus internal highs, ne, ir žiūrime, ar marketas nueis į mūsų norimą direkciją, pahitinom internal highs ir panašu, kad pahitinsim ir external buy side liquidity, ne. Tai manau, galbūt šiek tiek jau aiškiau pagaunat, kaip viskas vyksta, ne, tai principė, kaip ir sakiau, mes žiūrime internal price action'ą, taikydami ir ieškodami manipulacijos, arba turtle soup realiai yra kaip manipulacija, tiesiog internal price action'e, kaina pati nueitų į external liquidity, ne, pafilint orderius. Ir mes visada pritaikom papildomus confluence, kaip ir sakiau, ne, ieškome, galbūt inefficiencies, fair value gapai, sweepai, equilibrium zonos kaip pavyzdys. Vėlgi netgi šioje vietoje, manau, šitame range mes, ne, esame fair value gapas, plus šalia equilibrium zona, visiškai netepinom, bet aš net neabejoju, kad mes galime nueiti šioje vietoje, pasižiūrėti, čia mes dabar valandinėme grafike, ne, pasižiūrime, kas šioje vietoje įvyko, čia labai daug kažko neturim, čia greičiausiai galbūt arba naujienos, ne, čia tiesiog judesys į viršų, bet jo, tai čia kažkokio neturim, bet vėlgi, visada galim ieškoti, kas vyksta toliau, ne, tai vėlgi netgi įlindę į vidų, ne, viso šito modelio, viso šito price action'o, ką mes ką tik žiūrėjome, ne, mes viduje galime matyti, žiūrėkit, marketas juda, ne, kuria naujus highs, lows, ir vėl pateikinam šitus lows, ne, prasweepinam, ne, vėl turime didelį displacement į viršų, ne, mes ką tik paimam, prasweepinam šitą vietą, ne, ką mes turim, mūsų dabar yra internal price action, ne, kuriame tradiname, kaip pavyzdys, mes turime čia highs, ir vėlgi, atidarom, kaip pavyzdys, poziciją, ne, change in state, ne, atidarom ir targetinam mūsų buy side liquidity, ne, ir marketas ėjo, žinoma, čia labai daug, bet vėlgi mūsų paėjo trade šioje vietoje, ne. Ir taip galime tiesiog pritaikyti, visada žiūrėti vidinį, tą vadinamą internal liquidity ir price action'ą, taikant ir nusižiūrėję į mūsų external draw on liquidity. Tai tikiuosi jau aiškiau, kaip atpažinti turtle soup. Na, jeigu norite dar labiau matyti praktikoje, tai kviečiu, kasdien mes kiekvieną darbo dieną 16:30 darom live transliacijas Discord'e, tai tiesiog prisijungti, žiūrėti, prekiauti kartu su manimi. Ten visas mano modelis yra išaiškinamas, naudojami visi šitie konceptai, kuriuos aš pateikiu šiame kanale. Ką aš noriu jums iš jūsų paprašyti, tai paspausti like, pakomentuoti, ar gavote naudos, kaip sakant, ir būtinai įsijungti dabar chartus ir pradėti ieškoti, atpažinti, bildinti screen time, kad galėtumėte eigoje jau paskui pritaikyti savo prekyboje. Sakau, išmokę šį konceptą, pradėję pritaikyti jį, jūs turėsite tiek daug laisvės. Jūsų nesvarbu, kokiu modeliu jūs beprekiaujat modelius, jūs patys susidėliojat pagal save, ne? Bet pritaikę konceptus ir aš iš patirties galiu sakyti,
tai yra vienas stipriausių ir vienas efektyviausių konceptų ICT sferoje, ne? Tai sėkmės jums ir pasimatysime kitame video.